Labas visiems. Dar vienas projektas pabaigtas. Šitą projektą jau gan senai pasibaigė, tai tik dabar užsukom. Dar yra čia ką veikti šiek tiek, bet pafilmuosim, jau vaizdas matosi. Tai montavom gipskartinio lubas, glaistėm dažėm, plytelės kliavom, formavom nišas ir priglaistomi difuzoriai, priglaistomos lemputės. Nu, žiūrėk, tas tradicinis mūsų paketas, tai irgi visur atskirta lubos nuo sienų, atskirti langai. Čia yra svetainė ir virtuvės zona. Po to nusileisim, grįšim, dar pafilmuosiu šitą visą vietą. Dabar kylam į antrą aukštą. Va, iš antro aukšto toks vaizdelis. Tai gražus stiklinis porankis, laiptai. Čia padarėm dekorą, tai esam nufilmavę atskirai video, kaip jį darom čionais. Po to suformavom paslėptą apšvietimą. Taip simpatiškai dabar žiūrisi visą šitą zoną. Darom dekorus tokiuose vietose dėl to, kad žymiai praktiškiau. Einam į kambarius pasivaikščiot. Visur antram aukšte baltos duris. Visur šviesiai nudažyta. Čia irgi priglaistomos lemputės, bet šviečia nesimato, pabandysim. Va, iš tokios apvalios, tai labai gražiai žiūrisi. Pabandom iš arčiau. Su jom darbo biški daugiau, bet gražiai atrodo. Po to palangės klijuojam tiesiog, jokių ten išpjovų nedarom, nieko tiesiai tiesiog užklijuojam, pirmą nusiglaistom, nusidažom, susidedam kampukus. Ir po to įsiklijuoja palangė, taip estetiškai atrodo, mums taip gražiausiai. Formuotas paslėptas. Keliaujam į kitą kambarį. Lygiai tas pats. Realiai tai identiškas. Dabar keliaujam į tėvų kambarį. Tai irgi paslėpti apšvietimai visur. Čia sugalvojom, kad bus tokia sienelė su durim iš medžio. Iš arčiau va taip atrodo. Taip jaukiai labai. Ir čia kur lova irgi tas pats, dar suformavom tokią sienelę su paslėptu apšvietimu. Tai kaip bus baldas, taip jaukiai atrodys gražiai. Palangė lygiai taip pat. Čia duris atsidaro tokia kaip drabužinė, sakys. Po to galim keliauti į vonios kambarį. Čia sukliavom plytelės, padarėm nuolydį. Visą laiką, kaip mums patinka, kad nėra čia jokių vartymų, plytelių, kampų pjovimų, tai viskas, tas latakas prie sienos gražiai. Suformavom nišelę su ledu, po to padarėm lubas, aplinkui visur paslėptas apšvietimas. Irgi esam video padarę šitų būtent lubų, kaip darom, tai kam įdomu galite pažiūrėti. Čia įkalbėjom, kad būtų baldas. Tai va fainai visur atsidarinėja, susidėjo daug vietos. Tai praktiška. Ir atrodo gražiai. Čia užsakovo brolis darė šitą baldą, tai visai gražiai gavosi. Tai va toks vonios kambarys. Aišku, kai visą laiką viskas vienam lygi, gražiai. Ką bandom leisti dar į pirmą aukštą. Taip, dabar kas liečia va šitą sieną, laiptus ir porankius visus ir palangės, tai darė duris tau. Toks Donatas, mes su juo jau senai bendradarbiaujam, tai vyrukai gražiai daro, mums patinka, nieko neapdaužo stipriai. Tai galite pažiūrėti Instagram'e puslapį, tikrai daug darbų. Tai čia buvo iššūkis mums sugalvoti bendrom jėgom va visą šitą sieną, kad atrodytų kaip vientisas dalykas. Tai mums atrodo, kad labai gražiai čia viskas įsipildė. Labai gražiai žiūrisi. Keliaujam dabar į uošvienės kambariuką. Čia padarėm tokį dekorą visur. Na čia bus toks halė daiktams susidėti. Po to mažasis vonios kambarys pirmo aukšto. Tai jisai toks gan siauras, tai padarėm irgi dekorą sienos. Nenorėjom mes jau dar daugiau siaurinti su plytelėm. Čia irgi baldas, dar ledas degs toj nišai. Tai labai gražiai gavosi. Sukliavom plytelės. Ir čia trečios duris. Tai tiesiog katilinė. Tai irgi plytelę sukliavom. Padarėm dekoriuką.
Ir ateityje turbūt bus Armstrongo lubos. Tai va toks tas projektas mums gavosi. Aišku, kai bus baldai, užuolaidos ir visa kita, tai atrodys dar geriau. Bet jau vaizdas matosi, kad viskas čia bus gražu. Keliaujam dirbti toliau. Dėkui, kad žiūrėjote ir sėkmės visiems. Iki.